Sveikas, redakcijos žiūrovė, labai džiugu, kad paspaudėn šito video. Jeigu tai padarei netyčia, nes ieškoji, kaip pakeisti Lyva 2007 iš kodo Oktavijai, nepabėk, pabūk. Tikiu, kad ir čia sužinosi tai, ko anksčiau nežinojai. Kada aš paskutinį kartą video įkeliau? O, blemba. Visai senokai, gerai. Šiek tiek pažiūrėkime, ar aš kažką svarbaus praleidau. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of world. millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? Nu jo. Baisu, bet čia gal kažkoks kompetitingas ir sudėtingas planas. Daugiau juk nebuvo keistų naujienų. Now, the White House has confirmed it inadvertently added a US journalist to a private group chat discussing classified plans to bomb Yemen. Now, it's an extraordinary breach of security with America's entire national security team in the group, including the vice president. Aha, tai Jungtinės valstijos dabar yra su karo nusikaltėliais draugaujančio ir sąjungininkams invaziją grasinančios administracijos rankose, kuris slaptus karo planus dalyjasi per chatų programėlę su žurnalistais. Nu ja. Ir kaip pasaulis tai reaguoja? Patraukim mano prastus juokelius į šoną. Turime pripažinti, kad pastaraisiais mėnesiais įvyko arba pradėjo vykti istoriniai lūžiai. Šito niekaip nepaneigsime. Pagrindiniai pasaulio tvarkos klijai pasakė, kad jie nebelabai nori čia klijuoti ir visi mes jau daugybę dienų tiesiog laukiam ir nežinom, kas bus. Čia yra didžiulė grėsmė ir problema, bet šiandien apie pokyčius Jungtinių valstijų politikoje nekalbėsime. Tačiau dabartinė padėtis ir tas visur įvardyjimas pasaulio tvarkos aižėjimas yra nepalankus mažoms valstybėms. Tikiu, kad čia mintį girdėjote ir patys tą suprantate. Tai išgirdę dažniausiai pagalvojame apie save, apie Lietuvą. Bet yra daugiau mažų valstybių, kurios labai stipriai kliaunasi dabartinė pasaulio tvarka, kad išsaugotų savo egzistenciją. Yra šalių, kurios yra mažos ir santykinai jaunos demokratijos, įsikūrusios prie pat didžiulio agresyvaus autoritarinio režimo. Apie vieną tokią šiandien ir norėčiau pakalbėti. Tai Taivanas. Pastaruosius keletą metų Lietuvoje ši nedidelė Azijos valstybė buvo itin plačiai aptarinėjama. Beje, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Apie Taivaną ir jo saugumą straipsniai, laidos, filmai išeina kasdien. Taivanas svarbus pasaulio ekonomikai, saugumo architektūrai, diplomatijai, verslui, politikai ir taip toliau. Taigi, šiandien šiek tiek pasikalbėkime, kas yra tas Taivanas. Kodėl jis toks svarbus, su kokiamis problemomis susiduria ir kaip visada. Kodėl iš viso tai turėtų jums rūpėti. Pradedam. Žinau, kad daugelis iš jūsų užknisa, kad pradedu pasakoti apie istoriją, o ne aktualijas. Bet šį kartą tai yra būtina. Nes Taivano istorija mums padės geriau suprasti jo padėtį. Ta galime pasakyti apie bet ką, tačiau šiuo konkrečiu atveju tai yra tikrai tiesa. Netikit? Koks oficialus Taivano pavadinimas? Kodėl 71-aisiais buvo iš esmės išmesta iš Jungtinių tautų organizacijos? Kas yra rezoliucija 2758? Tai va, gal miela žiūrovė šiek tiek skirk laiko ir paklausyk, o ne tik scrollink TikTok. Okay? Šiaip įdomu, kad beveik visus mano klausimus galima atsakyti Kinija. Taigi, pradėkime nuo to, kad nors visur Taivaną mes vadiname Taivanu arba Taivaniu, tačiau oficialus šios valstybės pavadinimas yra Kinijos Respublika. 1912 metais po ilgų nacionalistinių judėjimų ir revoliucijos Kinijos Respublika pakeitė Mandžiūriją arba paprasčiau tuometę Kiniją. Tuomet prasidėjus Kinijos pilietiniam karui dėl teritorijų, Kinijos Respublika pradėjo kovoti su Kinijos Liaudies Respublika arba paprasčiau komunistinė Kinija. Guomindanų nacionalistai prieš komunistus.
Vienas žiauriausių ir kruviniausių pilietinių karų. Įvairių šaltinių duomenimis pareikalavęs nuo 10 iki 15 milijonų aukų. 1949-aisiais komunistams vedamiems Mao Dzedongo laimėjus pilietinį karą, tuometė Kinijos Respublika, jos valdžia, čia tie nacionalistai, kartu su maždaug 1,5 milijono gyventojų pabėgo į greta esančią Taivano salą. Tų pačių metų spalio 25 dieną įvyko lemtingas mūšis, kurio metu nacionalistams pavyko apginti salą nuo komunistų invazijos ir tai baigėsi aktyvioji pilietinio karo fazė. Tais pačiais metais Taivane įvedama karinė padėtis, kuri bus panaikinta tik 1987-aisiais. 1951-aisiais pasirašomas San Francisko taikos susitarimas ir Japonija atsisako visų savo pretenzijų į salą, o Kinijos Respublikai atitenka, arba gal geriau reikėtų sakyti, pripažįstama Taivano sala ir dar kelios nedidelės salos. 1954-aisiais Taivanas su Jungtinėmis valstijomis pasirašo tarpusavio gynybos bendradarbiavimo sutartį. Atkreipiu dėmesį, kad nors visur ir sakau Taivanas, tuo metu sutartis buvo pasirašoma su Kinija. Tiesiog tai bus paprasčiau. Kinijos Respublika netgi buvo viena iš pagrindinių Jungtinių tautų organizacijos įkūrėjų, o iki 1971 buvo nuolatinė saugumo tarybos narė. Taivanas buvo saugumo tarybos nuolatinė narė. Kinijos Respublika, bet mes jau suprantam vieni kitus. Įsivaizduojat, nedidelė salelė Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinė narė. Tai buvo iki pat 71-ųjų. Beje, 71-aisiais... Blemba, Hebra, kažkaip nebematau teksto. Gal įstelės čia, kažką su internetu padariau. Gali gal ateit padėt? Kiekvieną kartą su laiką. Ką tai čia? Atsibodo man jam viską tvarkyti ir kartoti. Bet gal ir jums nepatinka, kai stringa internetas. Ypač, kai esi užsienyje. Tas labai nervina. Mane irgi. Ieškoti visokių ten neaiškių Wi-Fi, savo duomenis dalinti neaišku kam. Bet yra labai geras sprendimas. Seili programėlę. Viskas, ko reikia, įsirašai programėlę. Pasinaudoji mūsų nuolaidos kodų redakciją. Gauni netgi 15% nuolaidą ir turi gerą internetą. Dar Lietuvoje būdamas gali išsirinkti norimą planą. Ir kai jau būsi kažkur kitur, gal, tarkim, visiškai atsitiktinai Taivane, turėsi internetą ir viskas bus gerai. Galėsi žiūrėti Igno ir kitus redakcijos video toliau. Galėsi scrollinti socialiniuose tinkluose, daryti storius, žodžiu. Galėsi daryti viską, ką įprastai darai. Viskas labai paprasta. Skenuokite QR kodą, kurį matote ekrane. Atsisiųskit seilį, naudokit mūsų nuolaidos kodą ir nesaukit savo galvos keliaudami. Tikrai verta. Gerai, Ignai. Grįžk. Lemtingais 1971-aisiais Albanija, tuometinė komunistinės Kinijos bičiulė, Generalinėje asamblėjoje pateikė rezoliuciją 2758. Pamenat? Rezoliucijoje pasiūlyta vienintelę ir teisėtą Kiniją laikyti Kinijos liaudies Respubliką. Ši rezoliucija daugelio nuostabai buvo priimta ir Jungtinių tautų organizacija oficialiai Kiniją ėmė laikyti tik komunistinę Kiniją. Tuomet Kinijos Respublika pasitraukė iš Jungtinių tautų organizacijos, o su didžiuliu komunistų spaudimu ir po truputį buvo išstumta iš pasaulinės politikos. Turbūt didžiausias smūgis tam buvo suduotas 79-aisiais, kai viena kita oficialiai pripažino ir diplomatinius santykius užmezgė Kinijos liaudies Respublika ir Jungtinės valstijos. Viena pagrindinių to sąlygų – komunistinė Kinija pripažinti vienintelę Kiniją. Tai dar geriau žinoma kaip One China Policy. Tai viena esminių santykių su Kinija sąlygų. Būtent todėl Pekinas visada pradeda pykti, kai kažkas su Taivanu užmezga bent kiek geresnius santykius ar pavadina atstovybę kažkaip ne taip, kaip Pekinui patinka. Kinijos Respublika, primenu, čia Taivanas, nuo pat 1948 iki 1991 gyvavo laikydamasi laikinosios mobilizacijos komunistų sukilimui numalšinti. Jau minėjau apie karo padėtį ir komendanto valandą, bet iš esmės nuo pat savo įsikūrimo iki 1991 Taivanas buvo karinė diktatūra. Buvo ribojamas žmogaus teisės, žiniasklaida ir be abejo rinkimai nebuvo demokratiniai. Protestuojantys žmonės ar reikalaujantis demokratinių reformų buvo uždaromi į kalėjimus. Tačiau viskas pasibaigė 1991-aisiais, kai vyksta rinkimai ir iš esmės yra perrenkama visa nacionalinė asamblėja. Šalis eina demokratizacijos link, o iki 2005 net 7 kartus pataiso konstituciją. Prasideda ir prekių mainai per Taivano sąsiaurį su komunistinė Kinija. Tiesa, jie vyksta tik tarp žmonių.
Šalis po truputį tampa įvairių tarptautinių organizacijų nare, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacijos. 2018 specialiai teisiniai komisijai ištyrus įvairius nacionalistų režimo nusikaltimus, Taivanas oficialiai atsiprašo visų nukentėjusių nuo baltojo teroro. Dabar Taivanas yra parlamentinė demokratija su prezidentizmo bruožais. Šalyje vyksta demokratiniai rinkimai, itin turtinga ir ekonomiškai pajėgi valstybė, kurioje gyvena 24 milijonai žmonių. Tačiau vienas kliuvinys išlieka. Kinijos tarptautinis spaudimas nepripažinti Taivano ir kaip įmanoma labiau jį izoliuoti. Beje, fun fact, Taivanas 2019 įsiteisino tos pačios lyties santuokas ir tapo pirmąją valstybę Azijoje, kuri tai padarė. Tai va, labai trumpai ir mėgėjiškai prabėgome per Taivano istoriją, tikiuosi sužinojote, kad tai yra Kinijos nacionalistų įkurta valstybė, ilgainiui virtusi demokratija ir save laiko ar bent jau laikė tikrąją Kiniją. Tai tiek istorijos. Video pradžioje sakiau, pakalbėsim, kodėl Taivanas yra svarbu pasauliui. Ir čia yra keli aspektai. Pirmiausia, ekonominis. Ši 24 milijonus gyventojų turinti sala yra 22 pasaulio ekonomika ir 8 Azijoje su 755 milijardų BVP. Kitas svarbus aspektas – mikroschemos ir puslaidininkiai. Tai grubiai paskaičiavus, Taivane pagaminama apie 68% viso pasaulio mikroprocesorių, kurie yra esmingai svarbus visai elektronikai ir ekonomikai. Čia yra įdomus aspektas, nes Taivanas su mikročipų gamyba pavertė save itin svarbia vieta pasaulyje. Tai yra ir palaima, ir prakeiksmas. Paaiškinu. Tave bijo judinti potencialūs priešai nesupranta, kad sugadinus šios svarbios srities gamybos grandinės, pačios agresorės ekonomika negalės gyvuoti, juk elektronikos kainos pasaulyje tiesiog šoks į aukštumas. Tai čia palaima. Prakeiksmas, kad būtent šios gyvybiškai viso pasaulio ekonomikai reikalingos prekės tuo pat metu ir skatina ir gundo įvairių žaidėjus vienaip ar kitaip patraukti tave į savo pusę. Didžiausias dėmesys puslaidininkių pasaulyje yra vienai bendroviai – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company arba TSMC. Būtent jie gamina daugiausiai pažangiųjų puslaidininkių pasaulyje ir jos metinė apyvarta siekia daugiau kaip 90 milijardų eurų. Su jie bendradarbiauja didžiosios technologijų kompanijos. Būtent TSMC yra viena didžiausių Taivano sėkmės ir svarbos pavyzdžių. Mikroprocesorių ir puslaidininkų technologijas ir jų prekybą Taivanas naudoja mėgindamas išlošti savo saugumo. Nors anksčiau Taipėjus ir jo įmonės labai retai dalyjosi technologiniu procesu, leidžiančiu laimėti konkurencinę kovą, tačiau Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, šis požiūris kiek pasikeitė. Pamenat, kai Taivanas paskelbė, kad statys keletą gamyklų kitose pasaulio vietose ir šalis tiesiog suskubo kuo greičiau parodyti, kodėl būtent jiems turėtų atitekti ši investicija. Naujausia investicija siekiančia apie 100 milijardų TSMC paskelbė prieš kelis mėnesius ir ji bus į gamyklą Jungtinėse valstijose. Lietuva irgi neišimtis. Daug stengiamės, kad būtent čia būtų didelės Taivano investicijos. Net įsivėlėme į diplomatinį ginčą su Kinija, nes atidarydami atstovybę ir pasirinkdami pavadinimą, neva pažeidėme vienos Kinijos politiką. Taigi Taivanas investavo Lietuvoje ir dar daug kur pasaulyje. Viskas tam, kad sukurtų strateginės svarbos savo šaliai. Jeigu turi kažką, nuo ko kiti priklausomi, yra tikėtina, kad tave palaikančių ir ginančių bus daugiau, o rizikuojančių užpulti mažiau. Kitas svarbus aspektas yra karinis strateginis. Ir gal ne tiek paties Taivano ir jo pajėgų, tačiau geografinės šios salos pozicijos. Dėl jos vietos žemėlapyje neretai sutinkamas pavadinimas yra nesunaikinamas lėktuvnešis. Beje, panašiai vadinama ir Gotlando sala Baltijos jūroje. Taivano sala yra labai arti Kinijos. Ir karo atveju joje būtų galima dislokuoti didelį kiekį pajėgumų, labai arti Kinijos sienų. Ką jau kalbėti apie tai, kad jeigu čia būtų dislokuotos įvairios tolimojo nuotolio raketos ar kita ginkluotė, tai Kinijos pajėgoms keltų didžiulį galvos skausmą ir pavojų. Taivanas taip pat yra vienas svarbiausių dedamųjų Jungtinių valstijų Kinijos sulaikymo strategijoje. Šios strategijos pavadinimas – salų grandinės strategija. Salų grandinės strategija yra šaltojo karo pradžioje sugalvota amerikiečių Ramiojo vandenyno strategija skirta izoliuoti Sovietų sąjungą ir Kiniją. Tiesa, šaltojo karo metu ji nebuvo labai prigijusi, nes didžioji dalis įtampų buvo Europoje. Tačiau Kinijai sparčiai auginant savo ambicijas ir raumenis, ši strategija tapo itin aktualia ir naudojama iki šiol. Labai nedetalizuosiu, nes nesu gabus paaiškinti gerai, tačiau iš esmės tikslas pakankamai paprastas. Įvairių salų pagalba projektuoti galę ir jėgą Kinijai, ją sulaikyti iš esmės jos teritorijoje arba prie jos krantų. Salos traktuojamos kaip savotiški lėktuvnešiai ar bazės, kuriamis pasinaudojant būtų galima neutralizuoti Kinijos laivyną. Iš esmės, tu apjuosi Kiniją tokia kaip nematoma juosta, grandinė. Va kaip čia pavaizduota šiame paveiksliuke.
Japonijos, Taivano, dalis Filipino salų sudaro pirmąją grandinę, kuri neleidžia Kinijai ištrūkti. Iš viso yra 3 salų grandinės, kiekviena vis labiau tolstanti nuo Kinijos, kaip savotiški įtvirtinimai fronte. Tai kaip ir supratote, viso šio pasakojimo esmė yra Kinija, jos apribojimas ir ambicijų mažinimas. Kinija jau daugybę dešimtmečių atvirai priešiška Taivanui ir neslepia savo ambicijų. Tai matyti natūraliai kyla klausimas, kodėl Kinija nepuola. Jūs žinot mane, aš nepretenduoju į didelį ekspertą, tiesiog pabandysiu supažindinti su padėtimi. Viena pagrindinių priežasčių yra ekonominė priklausomybė. Kinijos ir Taivano ekonominiai santykiai yra itin glaudūs. Nors oficialių tarp valstybinių investicijų šalis viena pas kitą nedaro, dėl savaime suprantamų priežasčių, bet žmonės prekiauja vieni su kitais. 35% viso Taivano eksporto keliauja į Kiniją, o importas iš šios šalies siekia 1/5 viso šalies importo. Taivanas 2023 metais turėjo net 80 milijardų pliusą, teigiamą balansą prekyboje su Kinija. Arba, kaip pasakytų, We've been ripped off by everybody. Taivano ir Kinijos ekonomikos yra labai glaudžiai susijusios. Taivanas yra vienintelė reikšminga valstybė, su kuria Kinijos prekybos balansas yra neigiamas, o Taivanui Kinijos rinka yra itin svarbi. Bet Pekino ambicijos užimti Taivaną visada ore. Kinija po biškį jau naudoja ekonominės priemonės intensyvinti spaudimą Taivanui. Pavyzdžiui, 2021-aisiais kilo vadinamasis ananasų karas. Tuomet Kinijos vyriausybė, argumentuodama biologiniais pavojais, uždraudė ananasų iš Taivano eksportą. Atrodytų juokinga, bet ananasai Taivanui yra labai svarbus, nes kasmet jų užaugina ir suprekiauja 42 000 tonų. Beveik visas šių vaisių eksportas buvo būtent į Kiniją. Šis sprendimas net paragino vyriausybę kreiptis į visuomenę ir paskatinti valgyti daugiau ananasų. Socialinius tinklus užplūdo įvairūs nauji receptai, žmonės dalyjosi vaizdo įrašais su ananasais ir taip stengiasi kažkaip kompensuoti Kinijos spaudimą. All fun and games. Bet Kinija Taivanui kelia realią karinę grėsmę. Neseniai Kinija netikėtai paskelbė apie karinės pratybas prie Taivano krantų ir amerikiečiams perspėjant, kad tai jau gali būti ir provokacija ar puolimas, Kinija pareiškė, kad neketina atsisakyti karinės jėgos panaudojimo. Jūs suprantat, ką sako Kinija? Neatmetam, kad panaudosim dabar ar vėliau ar kada norėsim. Drąsa išaugo į valdžią atėjus Xi Jinpingui. Būtent dabartinis Kinijos lyderis aktyviai kalba, kad Kinija bus suvienita. Kitaip tariant, Taivanas bus užimtas. 两岸人民血脉相连，血浓于水。我们要坚持一个中国原则和9·2共识，深化两岸经济文化交流合作，促进两岸同胞心灵契合，坚决反对台独分裂活动。 实现祖国完全统一。 Žvalgybos bendruomenės spėjimų ir vertinimų Xi Jinpingas savo kariuomenėje yra nurodęs, kad iki 2027 metų, čia už 2 metų, ji turi būti pasirengusi užpulti Taivaną. Tiesa, tai nereiškia, kad būtent tais metais ir puls, tačiau kiek viešai prieinama informacijos, pastarųjų metų spartus Kinijos karinis progresas susijęs su tikslu gebėti užimti Taivaną, o ir skubėti matyti yra kur. Nes žiūrint Taivano tapatybės tendencijas, jos nepalankios Pekinui. Daugybę dešimtmečių daugėja save laikančių taivaniečiais ir stabiliai mažėja laikančių kinais. Tokių liko labai nedaug. O ir tų, kurie save laiko ir tuo ilgainiui gali pradėti mažėti. Todėl Pekinas ima vis garsiau kalbėti apie karinę galią. Minkštoji nepasiteisina. Jungtinės valstijos dėl savo strategijos bent iki šiol teikia šiokias tokias Taivanui saugumo garantijas. Šalis daugybę metų vykdo bendras karinės pratybas, Jungtinių valstijų laivynas patruliuoja ir prižiūri prekybos kelius Pietų Kinijos jūroje ir Taivano sąsiauryje. Tos saugumo garantijos nėra kaip NATO ar Japonijai ir Pietų Korėjai skirtos. JAV strategija Taivano klausimu buvo žinoma kaip strateginis neapibrėžtumas. Ką tai reiškia? Iš esmės, Vašingtonas stengiasi aiškiai nepasakyti, ką ir kaip darytų karo atveju. Pavyzdžiui, Jungtinės valstijos laikosi vienos Kinijos politikos ir aukščiausių lygių bendrauja su Pekino vadovybe, tačiau tuo pat metu vykdo karinės pratybas su Taivano kariuomenė ir mokosi apginti salą nuo invazijos. Tikslas - išlaikyti abi pusės, o labiausiai Pekiną, nežinioje dėl to, ko būtų imtasi, jeigu Kinija nuspręstų pradėti invaziją. Taip buvo iki šiol. Tačiau prieš porą metų prezidentas Joe Bidenas gavo iš žurnalistų tokį klausimą. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes.
Žinoma, šiomis dienomis tai, ką sakė Bidenas, nelabai daug lemia, nes Donaldo Trumpo sprendimai tęstinumą nebūtinai garantuoja. Maža to, Trumpo administracija Taivano aukštosioms technologijoms įvedė tam tikrus apribojimus. Tačiau viliamasi, kad didžiulė investicija paliks Taivaną prie strateginių partnerių. Taipėjus tikrai pasimetęs, o ir nerima dėl bendradarbiavimo su dabartinė administracija mums sutiko papasakoti Taivane esantis šaltinis, kuris norėjo išlikti anonimu. Redakcijai šio šaltinio tapatybė yra žinoma. Tai yra Taivanas dėl to, kad didžiąją dalį Taivano saugumo sistemos garantuoja Jungtinės valstijos. Ir su Trumpo pergale tai sistemai iškyla daug klausimų. Bet tai čia visiems aišku, kad čia Rita. Gerai, nepamirškim užslaptinti, pakeis balso, kažkaip ten dar labiau užtamsinti, gerai? Jo, būtinai. Taigi, Jungtinės valstijos yra vienas pagrindinių strateginių atgrasimo veikėjų, tačiau, kaip ir minėjau anksčiau, Pekinas ruošiasi galėti užimti Taivaną. Dabar žiūrite žemėlapį ir galvojat, ką reiškia galėti užimti. Tu matei dydžių skirtumus? Jo, mielas žiūrovė. Bet kaip jūs reaguotumėte, jeigu aš jums pasakyčiau, kad viena iš priežasčių, kodėl Taivanas tiek daug metų išliko nepriklausomas ir neužkariautas, tai tas faktas, kad fiziškai užimti šią salą kariniu kinetiniu būdu yra nepaprastai sunku. Čia ne šiaip savo tankui važiuoti. Žiūrėkit, užbėgu visiems už akių, ten, kurie sakyti, tai atominę užmest reikėtų ir pramėtėt viską ir baigtųsi. Kalbame apie invaziją su tikslu prisijungti Taivano, o ne šiaip nušluoti nuo žemės paviršiaus. Pirmiausia, Taivano sala yra labai kalnuota. Rytinė salos pusė yra kalnai, miškai ir kiti gamtiniai iššūkiai. Iš esmės yra 2-3 vietos, kur būtų galima atlikti invazijinę išsilaipinimo operaciją. Tai reiškia, kad net ir mažesnės pajėgos su gerais įtvirtinimais tuos išsilaipinimo taškus gali pakankamai neblogai apginti, bent teoriškai. Kitas dalykas, invazija į Taivaną nuspėti yra daug lengviau nei potencialiai invazija prieš mus. Ką turiu mintyje? Taivano sąsiauris yra labai audringas ir neramus, be to 2 kartus per metus, kelis mėnesius būna taifūnų sezonas. Sudėkime tai su kitomis gamtos išdaigomis ir pasižiūrėkite, kaip laivyba atrodo šiame 140 km ilgio sąsiauryje. Čia šiaip tomis normaliomis dienomis. Tai reiškia, kad gamta leidžia jūrinę invaziją atlikti tik kelis mėnesius per metus ir tai ne iš eilės. O tai reiškia, kad esi žymiai labiau nuspėjamas ir prognozuojamas. Be to, pergabenti kelis šimtus tūkstančių karių į salą užtruktų kelias savaitės ir reikėtų 100, o gal net 1000 laivų. Tokį dalyką paslėpti nepastebėtą iš anksto praktiškai neįmanoma. Per tą laiką Taivanas galėtų paruošti savo įtvirtinimus ir nebūtų užpultas netikėtai. Turiu mintyje, kad užmaskuoti rimtą invaziją su išsilaipinimu Kinijai būtų sunkiau nei buvo Rusijai. Be to, priplaukus prie vakarinės pakrantės laukia seklus vanduo. Taigi didelė dalis ir vakarinių paplūdimių yra netinkami dideliems kariniams laivams, arba bent jau kaip minimum sukeltų nepatogumų. Taivano geografinė pozicija išties padaro salą jau minėtų lėktuvnešių, ar net tokia sala fortų. Gamta padeda Taivanui atgrasyti Kiniją nuo potencialios invazijos, nes jos kaštai milžiniški. Dėl to daugybę dešimtmečių rinktosis minkštosios galios priemonės ir tarptautinė diplomatinė izoliacija. Nepaisant didelių sunkumų, Kinija provokuoja. Pastoviai testuoja parengtį. Vienas iš būdų – neteisėtas laivų plaukimas per sąsiaurį, per arti Taivano krantų. Įvairūs naikintuvų ar kitų lėktuvų praskridimai pro oro erdvę. Labai panašus elgesys, kaip Rusija elgėsi prie mūsų sienų. Taip Kinija siekia išsiaiškinti įvairias Taivano reagavimo procedūras. O ir šiaip žinoti, ant kiek pasirengę yra taivaniečiai, iki tol, kol invazijai bus pasirengęs Pekinas. Rūpėti realiai turi viskas, kas susijęs su demokratijomis ir teisės viršenybė. Bet čia toks antraščių lygio pasakymas. Šiaip tai Taivanas yra panašioje padėtyje kaip ir mes. Nedidelė išsivysčiusi valstybė, kurios kaimynė atvirai demonstruoja kėslus ją užimti, o saugumas labai priklausomas nuo partnerių ir sąjungininkų. Taip, mūsų padėtis geresnė, nes NATO, bet Taivano geresnė gamtinė prasme. Kitas dalykas, kodėl jums tai turėtų rūpėti, reikia geriau suprasti Pietryčių Azijos regioną, nes į jį po biškį sukasi Jungtinių valstijų, bet ir didelės dalies pasaulio dėmesys. Ir ne tik todėl, kad auga Kinijos grėsmė, tačiau ir dėl sparčiai besivystančių įvairių naujų rinkų – Mianmaras, Laosas, Kambodža, Tailandas ir net iš dalies pati Indija. Jungtinės valstijos, Kinija, anksčiau ir Europos Sąjunga vis daugiau galvoja, kaip kuo greičiau investuoti į šias rinkas ir taip atsikasti gabaliuką savo. Ateityje šio regiono ekonominis potencialas yra milžiniškas. Mums tai svarbu ir todėl, kad išnaudotume įvairias galimybės, bet tuo pat metu siekdami saugumo savo žinotume, kur dar ir su kuo galime pabendrauti.
Turime galvoti, kaip užmėgsti kuo glaudesnius santykius su vertybiškai vakarietiškomis valstybėmis, kurios šiame dideliu greičiu griūvančioje tarptautinėje tvarkoje laikosi taisyklių, normų ir tarptautinės teisės. Australija, Pietų Korėja, Japonija ir be abejo Taivanas. Turime galvoti apie šias šalis kaip vertybiškai panašias ir stengtis laikytis kiek įmanoma išvien. Nuo tam pirmiausia reikia kuo geriau suprasti vieni kitus. Taigi, apibendrinant, per pilietinį karą nacionalistų įkurta diktatūra, ilgainiui demokratija pavirtusi valstybė su didžiuliu ekonominiu svoriu ir strateginės svarbos produkcija, į kurią sparčiai kėsinasi milžiniška šalia esanti diktatūra. Toks yra Taivanas. Tikiuosi, kad padėjau kažkiek geriau suprasti kontekstą, juk tam aš čia ir esu. Žinau, kad daug dalykų gal ir girdėjote kažkur kitur, pas kažkokius kitus pasakorius. Bet laiko veltui pažiūrėję šį video nešvaistysit. Beje, parašykite komentaruose apie kokią kitą valstybę, reiškinį ar regioną jums būtų įdomu išgirsti, gal net padarysim balsavimą YouTube community. O aš iš savo pusės pasistengsiu šios video daryti dažniau. Bet tam man reikia žinoti, kad jums įdomu. Tai lauksiu komentaruose atsiliepimų, beje ir pastabų. Tai va. Ai ne, dar biškelį palaukti. Turiu labai svarbią žinią. Šiuo metu kaip tik yra pajamų deklaravimo sezonas. Noriu jūs labai paprašyti, kad jeigu dar nesugalvojate, kam skirti, parsvarstykite apie redakciją. Šiais neramiais laikais, kai viskas greitai keičiasi, o politikai ir neretai žiniasklaida nenori vardinti dalykų tikraisiais vardais, mes būtent tą ir darome. Vardijame viską tikraisiais vardais. Noriu padėkoti visiems, kurie jau skyrė mums paramą, ar remiate mus Patreone. Jūsų dėka galime augti ir kurti daugiau kokybiško turinio. Tai va. Jeigu manote, kad šiuo metu valstybei ir visuomeniai nepriklausoma ir kokybiška žurnalistika yra naudinga, tuomet skirkite redakcijai savo 1,2 gyventojų pajamų mokesčių. Dabar jau tikrai viskas. Paspauskite patinkant video, labai ačiū, kad išklausėt ir iki kitų kartų.